Sveiki visi. Tikriausiai šį įrašą jau senai turėjau padaryti, tačiau geriau vėliau nei niekada. Tai bus padėka, galbūt reklama iš mano pusės žmogui. Tas žmogus manęs reklamos visai neprašė. Taigi, nuo ko viskas prasidėjo ir apie ką eina kalba. Beje, apie tai jau buvau užsiminęs. Kažkuriame vaizdo įraše apie vandenį. Ogi viskas prasidėjo nuo laiško, kuris atėjo į mano elektroninį paštą. Laiškas atėjo naujųjų metų išvakarėse 25 metais, gruodžio 31 vakare. Kadangi tai kaip ir reklama, mano iniciatyva, beje, siūliau žmogui padaryti reklamą, bet jisai kaip ir neprašė ir nieko neatsakė, neprašė, kad ją daryčiau. Vėliau pasakiau jam visiems, jo kažką padarysiu. Taigi gavau tokį štai laišką, kad jis man nori padovanoti dovaną. Į tą laišką nieko neatsakiau, nes kaip tik tuo metu buvo paūmėjus mamos liga ir nebuvom kada apie tai galvot. O ir tokių dovanų nelabai kaip ir norisi priimti. O atsisakyti ir kažkaip tai negražu. Tuo metu praignoravau laišką ir tiek. Bet vėliau, kai padariau įrašą apie vandenį ir užsiminiau vėl apie tai, tuomet žmogus parašė vėl. Tai buvo praėjus maždaug 2 mėnesiam po pirmosios žmogaus žinutės. Beje, žmogaus vardas Tomas. Ir visgi vėl man pasiūlė tą dovanėlę, o aš pagalvojau, tebūnie, gerai, priimsiu, pažiūrėsim pirmą kartą, kai bus, tai bus. Tik tai žmogus neapskaičiavo gabaritų ir į paštomatą ji netilpo. Bet tai nebuvo jokia problema ją paimti iš terminalo, DPD, jei neklystų. Jei gerai dabar pamenu. Taigi žmogus padovanojo tokią įdomią įrangą valyti vandeniui. Jei neklystų kažkas panašaus į šią. Gaila, bet kol kas vis dar nebuvo laiko prie jos prieiti, kuri tikrai bus panaudota pagal paskirtį. Taigi, draugai, jei kažkas ruošiatės kažką tokio pas save namuose darytis, tai štai galiu jums rekomenduoti, jei žmogus šiaip savo nepažįstamam žmogui taip padovanoja dovaną, manau tikrai geras žmogus yra ir jei jums kažko panašaus reikia, galite kreiptis. Manau, žmogus tikrai nesupyks, galėsiu palikti kontaktus ir visą informaciją, kurios reikia. Aprašyme galbūt įkelsiu, gal ir į komentarus įkelsiu. Gal kaip tik kažkam kažko prireiks. Dabar žinosite vietą, kur galite įsigyti. Beje, pasikartosiu, žmogus iš manęs neprašė nei reklamos, nei nieko. Visą tai darau savo iniciatyvą. Todėl ačiū tau žmogau už dovaną. Esu labai dėkingas. Gaila tik tai, kad viskas tokiom aplinkybėm, kai mane tas galvoj buvo, nors ir dabar dar toksai esu kaip trenktas šlapiu maišu. Tuo labiau dar ir prisidėjo kanalas, tokie dalykai. Tokia dovana, kaip sakant, dar smagiau. Tokie įrašai, kuriuos dariau paskutiniu metu, labai palaikė morališkai, labai, daug geriau jaučiausi. O čia dabar pasirodo, kad naujos taisyklės ir nebegalima. Bet kol įsuksiu šį kanalą, reikia gauti monetizaciją, tada, manau, grįšime, šiek tiek kitaip darysiu vertimus, bet tikrai vertimų bus. Reikia pasistengti kuo greičiau surinkti peržiūrų valandas. Prenumeratorius jau turime, dabar beliko surinkti tik peržiūras. Reikia kurti kažkokį turinį, tokį, prie kurio negalėtų prisikabinti. Nors kai nori, gali prisikabinti prie visko. Taigi, štai toks įrašas, kaip ir su tokiem, kaip ir reklama. Tikiuosi kažkam tai bus naudinga, galbūt kaip tik kažko šiuo metu tokio ir ieškojote. Tai štai gera jums nuoroda, kur galite rasti tokių įvairių sistemų ir dar pas gerų žmonės. Dėkui jums, draugai, kad klausėtės ir iki greito. Dabar, manau, bus ne po vieną įrašą per dieną. Dabar dar ir sportinis interesas, ar pavyks monetizuoti šį kanalą. Tai tikrai įdomu. Taigi, iki greito.